Sveiki. Šiandien išbandysime kiek neįprastus prakurus. Tai yra tai, kas mus šildo, tai, kas šildo gyvūnus. Tai bus avies, šeriai, šuns plaukai ir žmogaus plaukai. Tas žmogus, kuris paaukojo savo plaukus, tai esu aš pats. Tai vat. Kodėl bandome šitus prakurus? Nes skaitėme, girdėjome, kad tai dega ir norim išbandyti, kaip gerai tai dega. Taigi, pradėkime nuo avelių. O, jau kvapelis, tai kvapelis. Taigi, avelė tokie riebaluoti, tik smilksta ir nieko nesigauna ir baisingą kvapą duoda. Gerai, šuns kailis irgi. O, kažkiek išsidegė, nu, dega. Dega labai greita tokia liepsna. Reikėtų tada, manau, daug jų, kad pasiektų rezultatą. Nu ir žiūrėkime, kaip žmogaus plaukai. Maniškiai taip nenori degti. Nu, dega. Dega. Irgi, jeigu jau tokio reikalo būtų, na, iš bėdos. Nors kai kitus video pasižiūri, tie plaukai dega gerai, bet gal ten chemijos labai daug, natūralūs nelabai, gal dega. Nežinau. Spręskite patys. Gerai, antras bandymas, šį kartą su žiebtuvėliu. Pasižiūrėsim, kaip į atvirą liepsną reaguoja. Taigi, pradėkime nuo avelių. Vėlgi, smilksta, smirda, bet nedega. Kaip šuniuko vilna. Gauna, nu, rezultatas panašus, kaip ir su skiltuvu. Kažkokia liepsna yra. Na ir žmogaus plaukai. Va, su atvira liepsna pagauna greitai, dega, smilksta. Nežinau, ar tai geriausias prakuras. Jeigu daugiau nieko aplinkui nėra, galima bandyti. Tik aišku, gaila plikių.